Lapkričio 7-osios vakarą Telšiuose įvyko ypatingas, jau 32 metus iš eilės organizuojamas renginys Metų ūkis 2025. Tai visą Telšių rajono ūkininkų bendruomenę suburianti šventė, turinti gilias tradicijas, pagarbią atmosferą ir kasmet vis didesnį mastą. Nors prieš kelis dešimtmečius Metų ūkio apdovanojimai vykdavo nedidelėse kaimo kultūros centrų salėse, ši tradicija užaugo, subrendo ir šiandien yra tapusi vienu svarbiausių žemdirbių metų akcentu. Šiemet šventė persikėlė į Telšių rajono kultūros centrą, jaukią, modernę ir kamerinę erdvę, puikiai tinkančią šiam ypatingam vakarui. Tai šiandien čia vyks Žemaitijos krašto ūkininkų apdovanojimai. Jiems bus įteikti visokie padėkos raštai, tokie, kurie bus kabinami ant sienos, dar skulptūrėlės. Na ir žodžiu, šiandien gausit po popieriaus lapį, po kokį norintą šmutildą į ranką, viskas. Susirinkusiuosius pasitiko pakylėta nuotaika. Išpuošti apvalūs stalai, šiltas bendravimas ir pasididžiavimas savo ūkiais bei pasiekimais. Į salę sugužėjo ūkininkai, jų šeimos, rėmėjai, partneriai, miestų ir seniūnijų atstovai. Visi pasipuošę, nusiteikę šventiškai ir pasiruošę paminėti dar vienus darbo metus. Vakaro pradžio tradiciškai pažymėjo simbolinis duonos įnešimas į sceną. Duona buvo pašventinta kunigo, tai senas ir prasmingas gestas, primenantis dėkingumą už žemės derlių ir visų ūkininkų triūsą. Tikriausiai kiekvienas turėtume nusilenkti nuoširdžiai, giliai ir tvirtai visiems, kurie darbuojasi, kad kažkas turėtų kasdienės duonos. Tad melskime, kad tas Dievas visada būtų palankus jūsų derliui, jūsų, kada teks nuimti vieną ar kitą, sakytume, laimikį. Tad aš kaip kunigas nieko kito negaliu padaryti, kaip tik jūs palaiminti, jūsų šeimas ir visus čia susirinkusius ir visą tą gerą, kurį darote, tegul pasiekia tas palaiminimas ir jūsų laukus, žemes ar kitus gyvius, kuriuos auginate, kad iš tiesų ta sveikata visada būtų jūsų tvirtumo ženklas, pasitikėjimo savimi ir Dievu. Po renginio pradžios žiūrovų laukia ypatinga ir emocinga vakaro dalis. Renginyje buvo pristatyti net 6 Meškos TV sukurti filmai, kuriuose nuoširdžios šių metų nominuotų ūkių istorijos. Kiekvienas filmas tai pažintis su šeimomis, jų kasdienybė, darbo iššūkiais, modernizuojamomis fermomis, gyvulininkystės ar mišraus ūkio specifika. Žiūrovai stebėjo, kaip ūkiai keitėsi, augo, kaip priimami drąsūs sprendimai ir investuojama į ateitį. Salėje ne kartą aidėjo aplodismentai. Daugelis ūkininkų filmų žiūrėjo su šypsenomis ir jauduliu, juk čia užfiksuotas jų tikras gyvenimas, jų darbas, jų istorija. Ši filmų peržiūros dalis tapo vienu svarbiausiu akcentu ir sukūrė bendrystės jausmą visiems susirinkusiems. Rajono Metų ūkių komisijai kasmet stengiasi ieškoti naujų veidų į vardų, skirti dėmesį naujai įsitvirtinusiems ūkininkams. Metų ūkių konkursą tikslus yra išrinkti ūkius, katrai padarė didžiausią pažangą plėtrą per paskutinius 5 metus. Daugumą sėkmingą dalyvavo įvairios Lietuvos kaimo plėtros priemonės bei teig moderni technika. Renginio atmosferą kūrė ir profesionaliai vakaro ritmą valdė žemaitiškų šaknų turintis, pats ūkininkaujantis ir daugelio mylimas renginių vedėjas Vaidas Praspaliauskas. Nors šiandien jis gyvena kitame Lietuvos gale, ryšio su žemdirbių bendruomenė neprarado. Jo humoro jausmas, tarmės intarpai ir žemdirbių realijas apibūdinantis komentarai nekartą sukėlė juoko pliūpsnius salėje. Vedėjas ne tik pristatinėjo vakaro programą, bet ir įtraukė žiūrovus į linksmus žaidimus, dalinosi istorijomis ir palaikė šventišką bei jaukią nuotaiką. Ai, tas per sudėtings, gerai, aš daug paprastesnė. Tada, žiūrėkit, jam atėp ir darau tokį, ką? Čia tas papras buvo.
Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė ir Telšiuose išrinkta Seimo narė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė. Iš tikrųjų, tai aš daug neišsiplėsiu. Norės tiesiog pasidžiaugti to, kad jūs gebat ne tik daug dirbti, bet mokat išviesti. Ir šiandien susirinko to daryti. Noriu pasveikinti visus tus, katrie buvo nominuoti, katrie bus apdovanoti metų ūkiaus apdovanojimas, katrie bus pagerbti savo partnerių, savo kolegų. Čia šiandien ant scenas jūs kafės laiktorit ir pasikvietat labai daug bičiulių. Ir turi džiaugtis. Ji dėkojo ūkininkams už atsakingą darbą, palinkėjo gausaus derliaus ir įteikė Lietuvos trispalves. Telšių rajono meras Tomas Katkus taip pat pabrėžė žemdirbių indėlį į rajono stiprybę, ekonomikos stabilumą ir bendruomeniškumą. Labai stipriai matau jūsų bendruomeniškumą. Tik labai nuoširdų, bet labai stiprų. Ir manau, kad už to mes tikrai turim padėkoti ir ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita, padėkoti visą jūsų valdybą ir kiekvienam iš jūsų. Už to rimtą, stiprų bendruomeniškumą. Ir aš ką matau ūkininkus, Telšių rajonį, mes galim sakyti, kad pas mūsų ūkininkavimams tai nėra verslas. Už kiekvieną iš tų ūkių mūsų yra šeimų istorijos. Iš žiaurės smagiai matyti, kaip iš kartos į kartą yra perduodama ta pagarba žemė ir pagarba žmogui. Vakaro metu sveikinimų ir padėkų netrūko. Savo dėkingumą išreiškė rėmėjai, verslo partneriai, įvairių sričių atstovai. Kai kurie ūkininkai sulaukė ir individualių padėkų už bendradarbiavimą, pasiekimus ar ilgametį darbą. Toliau buvo pristatyti visi 6 šių metų nominantai. Tai Gintauto Činskio avininkystės ūkis, Stanislovo ir Onos Sobutų mišrus ūkis, Dovilės ir Modesto Judeikių mišrus ūkis, Mindaugo Blitstrubio ūkis, Birutės ir Vladimiro Kopcevų ūkis bei Antano Šakio ūkis. Kiekvienas iš šių ūkių yra savitas ir vertas įvertinimo. Vieni garsėja modernė technika, kiti tvariu iš rankų į rankas perduodamų šeimos ūkių, o dar kiti išsiskiria sparčia plėtra ir inovacijomis. Tik po visų pristatymų buvo pereita prie svarbiausio vakaro momento – Metų ūkio 2025 nugalėtojų paskelbimo. Trečioji vieta skirta Mindaugo Blitstrubio ūkiui, pasižymėjusiam nuosekliu augimu ir reikšmingomis pastangomis plėsti veiklą. Antroji vieta atiteko Birutei ir Vladimirui Kopcevams, šeimai puoselėjančiai itin didelį mišrų ūkį ir sėkmingai derinančiai tradicijas su naujovėmis. Pirmoji vieta šiemet pelnytai įteikta Antanui Šakiui. Jo ūkis tai modernios ES standartus atitinkančios fermos pavyzdys. Antanas drąsiai investavo į technologinius sprendimus ir į ateities plėtros galimybės. Todėl komisija vieningai pripažino, šis ūkis yra stipriausias 2025 ūkis Telšių rajone. Ir žinokit, aš išduosiu paslaptį, kad pas Antaną fermoje ten yra preciziška švara. Mes pas Aną darėm aukcioną šitų mėsinių galvijų. Man sumuštinis nukrito, pakėliau, suvalgiau, buvo dar skaniau negu prieš nukritimą. Jo. Tai dar kartelį aplodismentai Metų ūkis! Nugalėtojams įteikti apdovanojimai, simbolinės dovanos ir padėkos. Jau dabar keista po renginio visų apdovanojimų man sakyti, ką mes šiandien norim matyti šitam renginį. Bet aš noriu pasakyti labai paprastai. Mes esam priklausomi nuo gamtos. Kaip sakau, širdį laukiam kaip brangiausio svečio derliaus. O kokį mes jį gaunam, tai viskas priklauso nuo mūsų gamtos. Ta gamta, kaip matom, šiemet mūsų vėl nepamylėjo. Tai, gerbėmieji, aš nuoširdžiai noriu palinkėti, kad tie kiti metai tikrai būtų ir gamtos mylimi, ir kainos protingos, ir politiniai sprendimai protingi. Ką mes šiais metais nuveikėm trumpai? Vėl mes buvom Vilniui. Mūsų traktoriai visada paruošti. Šį kartą sukom ratus po Telšių rajoną su traktoriais. Kai kurie važiavo ir į Vilnių. Ar mes dar turim problemų? Tikrai turim didelių.
Aš dėl to įgarsinu, nes tai yra Žemės ūkio ministerijos patarėjas, mes turim naują ministrą vėl. Kaip nekeista, ir pernai 2 ministrus turėjom, ir šiemet 2 ministrus jau turim, tikiuosi, kad šie metam užteks tų 2. Tai ką, o visų pirma noriu padėkoti, kad čia susirinkot, apdovanojo metų ūkio laureatus, o iš tikrųjų jūs esat kiekvienas vertas to apdovanojimo, nes jūs kiekvienas daro tą darbą. Auginat ne tik derlių, bet ir bendruomeniškumą, pasitikėjimą, norą tobulėti. Renginio metu sceną papuošė ir energijos įnešė Inos Levickienės šokių grupė, pasirodžiusi su specialiai šiai šventei paruošta programa. O vakaro pabaigoje ilgai laukta kulminacija. Į sceną žengė gerai žinomi ir Lietuvoje populiarūs atlikėjai grupė 2 – Karolis ir Donatas. Jie sukūrė tikrą koncertinę atmosferą, o jų atliekamos dainos pakėlė publiką šokiui ir dainai drauge. Taip Telšiuose užbaigta 32 metų ūkio šventė. Šventė, kuri ne tik pagerbė ūkininkų darbą, bet ir suburia žmonės, primena tradicijas, stiprina bendrystę ir skatina puoselėti žemdirbystę kaip vieną svarbiausių rajono pamatų. Metų ūkis 2025 tai ne tik apdovanojimai, tai pasakojimas apie darbą, atsakomybę, meilę žemei ir ateities kūrimą. Šventė baigėsi. Tačiau jos įspūdžiai ir šilti prisiminimai Telšių rajono bendruomenę lydės dar ilgai. Meilė aš, mūsų meilė aš pasimelsiu.